Maša ir stebuklinga uogienė. Rusų liaudies pasaka. 1979 metai. Išvirė senelė uogienę. Supylė ją į stiklainius ir padėjo spintelėje ant lentynos. Štai, Mašenka, pasakė dukraitėliai, turėsime žiemai aviečių uogienės. Senelė išeina į lauką. Kaip ilgai teks laukti žiemos, pagalvojo Maša. Uogienė tikriausiai labai gardi. Suvalgysiu tik šaukštelį. Senelė nepastebės. Senelė snaudžia lauke ant kėdės. Skrenda drugelis. Ir gerai, pamanė Mašenka. Tegu pailsi. Maša prisistumia prie lentynos kėdę ir bando pasiekti uogienę. Kėdės virduliuoja. Pasiekus stiklainį nulipa žemėn. Dantimis atriša uogienės virvelę. Susirado Maša šaukštelį. Ne tokį jau mažą. Na, ką padarysi? Argi ji kalta, kad namuose nėra mažų šaukštelių? Nuima dangtelį, kabina šaukštą uogienės. Skanu, sako Maša. Kabina antrą. Bet ar užteks vieno šaukštelio, kad pajustum uogienės skonį? Ima dar ir dar uogienės. Matuoja, kiek jos dar liko ir toliau valgo. Pro duris, žiūrėdamas į skrendantį drugelį, įeina katinas. Pasirąžo. Nueina prie Mašos. Viskas. Suvalgysiu dar vieną šaukštelį ir padėsiu uogienę į vietą. Stiklainis beveik tuščias. Na, jau dabar tikrai paskutinį. Užteks. Pažvelgė Maša į stiklai. Mato, visai mažai uogienės belikę. Žiemai tikriausiai neužteks, pagalvojo Maša. Bet suvalgysiu visą. Kabina iš dugno uogienę. Tuo metu ją pašaukė senelė. Maša, Mašenka. Maša atsistoja su šaukštu burnoje, pradeda bėgioti su stiklainiu. Bando užkelti jį atgal ant lentynos. Tačiau stiklainis nukrenta ant žemės, išgąsdina katiną, kuris pabėga laukan. Tarpduryje senelė. Maša, ką šiandien uogienė valgė? Ne aš valgiau, atsakė Maša. Mūsų murklys uogienę išlaižė. Murklys. Slepia šaukštą už nugaros. Negali būti. Tai kas dabar bus? Ai. Juk ta uogienė nepaprasta, ji stebuklinga. Maša susima už galvos. Kas suvalgys daugiau negu vieną šaukštą, pasidarys mažas kaip antpirštis. Senelė įsideda akinius į knygą ir išeina laukan. Kas man dabar bus?
Laikydama šaukštą, mergaitė susiima už galvos. Staiga stebuklingai šaukštas padidėja. Mergaitė tampa mažutė, todėl jai sunku jį nulaikyti. Šaukštas nukrenta ant grindų. Mergaitė dairosi, pakelia galvą į kėdę, į spintelę. Pamato, kokie jie dideli. Ant spintoje esančio Samarovo pamato savo atvaizdą. Išsigandusi, prieina arčiau. Negali būti. Pro langą įskrenda zvimbianti bitė. Skrenda per kambarį ir nutupia ant išpiltos uogienės, kurios pirštuku paragauja su pasimėgavimu. Štiš, tai senelis uogienė. Štiš. Trypdama kojytėmis mergaitė bando nuvyti bitę. Pagailėjo gobšuolė. Baisiai siaubinga gobšuolė. Siaubinga gobšuolė. Zvimbdama bitė pakyla nuo uogienės virš mergaitės galvos, bandydama ją išgąsdinti, ir išskrenda pro langą. Nebijok, mergaitė. Mergaitė pasislepia už kėdės kojos. Kas tu? O kas tu? Rodama pelytė. Aš Maša, o aš Pelė. Mergaitė artėja link pelės. Tu Pelė? Nustebo Maša. Pelė ir Maša stovi po kėdę. O kodėl tu tokia didelė? Aš nedidelė, tik tu maža. Maša numoja ranką. Tarė Maša. Eina link pelės. Todėl, kad aš uogienę suvalgiau. O pasakiau, kad tai padarė katinas murklys. Ir gerai padarai, katinui klius. Tegu nesmaguriauja, kuo papuola. Lik sveika. Pelė pamoja ranką ir nubėga. Nuo palangės nušoka baltai rudas katinas. Bėga link Mašos. Užšoka ant kėdės. Maša įlipa į uogienę, nukrenta. Įlipa į stiklainį. Prieina katinas. Ach, Maša, Maša. Kaip tau negėda. Kodėl tu pasakei seneliai, kad aš išlaižiau uogienę? Ką ji dabar apie mane pamanys? Katinas verkia. Juk visą gyvenimą aš buvau gerbiamas katinas. Maša nuliūdusi tranko stiklainį. Senelė, senelė. Tai aš suvalgiau uogienę. Tai aš suvalgiau. Apsiverkus Mašai įvyksta stebuklas. Ji padidėja ir išlenda iš stiklainio. Šalia stovi katinas, o prie durų senelė. Su stiklainiu ant kojos Maša atbėga ir apsikabina senelę. Brangioji senelė, tai aš suvalgiau uogienę. Prisipažino Maša. Atleisk man. Aš daugiau taip nedarysiu. Prieina katinas. Aš iš karto supratau, kad tai tu padarei, Maša, pasakė senelė. Nes katės uogienės nemėgsta. Rodomas katinas. Miau. Pabaiga.